Nu tai ką, labas rytas, brangiai. Va, Markikė stovi prie visų. Pabudami ir kelkimės, atsibudau kažkaip parkingę. Pamačiau, ką mokams parking čia buvo. Kažkaip liktais niekad nebuvo čia mokams, ar aš klystu. Bet niekad nesu čia mokėjęs pinigų. Čia reiks apsumokėti arba Parksteriu, arba Easy Parku. Nežinau, kiek čia kainuoja. Nesvarbu, nuo 12 iki 6 reikia rytą mokėti. Va, tai aš nesumokėjau. Tai kadangi nesumokėjau, nusipirkau bulkučių. Staupiau ant parkingą ir baudos negavau jokios. Tai viskas yra gerai. Bent jau nematau, kad gaučiau baudą. Sekurit pražiopsojo mane. Kas nežinot, tai kiekvieną rytą vis laik darau apėjimą aplink mašiną. Atsibudęs. Šiaip ateini, pasižiūri, ar pusparniai vietai, ar nieks neklib. Paspardai ratus, kad kiaušiai atšoktų. Nu, čia tarp važiavimų, kai išlipi. Va, einu, pasižiūriu. Pažiūriu čia va, padangą, tada pradedu galvoti, kur aš čia ant kokią bortą lipau. Lygtais nelipau ant kokią bortą, iš kur čia šitie. Tokie mažiukai, lengvi prisilietimai. Lygtis nereikėjo niekur ant borto jokių laipėt, bet kažkodėl tokiais yra žymės. O pasižiūrim, kas gera. Galim atsidaryti ir krovinį. Su viena ranka čia. Ne kronė atsidaro. O, nauja kronė irgi atsidaro. Dar kol neišbelsta. Su kairė ranka. Pažiūrim, ar nieks niekur nepabėga. Atrodo, viskas tvarkoj. Va. Čia maišiukai nuo kampų šluotavą pasidariau. Viskas vietoj, popierius gars krovinys, nieks nepavogs, niekam nereik pramoninės tokios. Nu ir ne taip lengva pavogti. Reiks čia trosą išsitraukti irgi. Neturiu laiko. Kada išsitraukti trosą? O čia irgi žiūriu, kažkur pratryniau padangą per visą ratą. Kur aš čia galėjau? Gal kelte kokiam prie bortuko? Kai ten būntie borčiukai kelte metaliniai. Kai sako dešiniau, gal... Nežinau. Niekur nereikėjo man čia laipėt, net nežinau, vilkikus tai liktais irgi nieko. Va, apie jį neapsižiūriu. Ar padangas nekiužas, viską. Ir važiuojam. Nu va, sėdžiu morką užsivedęs. Viskas gerai. Čia kolega vien sakė, kad norint, kad rodytų krovinio svorį, va čia va, kur 2 brūkšniukai yra. Reik nueiti į settingus. Čia. Ir reset load weight. Semi-trailerą. Ką žinau, tikiuosi nedings viskas. Nulint priekabos svorį. Dabar pažiūrim. Nuliukai atsirado. Reikėjo be krovinio čia šitą padaryti, kai tuščias. Dabar jisai neberodo, kiek krovinio svorį yra. Gerai, kai ištikrausiu šitą padarysiu dar kartą. Viskas gerai, nuliukai atsirado. Nu va, truputis jau gražių vaizdų tradiciškai iš Jončiopingo ežero, kuris vadinasi Vetern. Turbūt taip tarės, ne? Kažkaip čia medžiai paauga, aš seniau atsimenu, čia kažkaip šitie buvo mažesni, dar prieš kokį 10 metų. Tai geriau matydavos. Bet vis dar gerai matos, iš sunkvežimio matos. Ramus ryts toksai. Ne be bangų ežeras. Štilius. Čia va asfaltą naują. Jau turbūt jeigu kitą savaitę važiuočiau, jau naujas asfaltas čia bus.
Greitai jie čia tvarko su tais asfaltais. Va, klausau švediškos radijas, visko. Šnek kažkokias nesąmonės. Apie nieko. Nu va, pasikrovau Big Bagus. Prieš tai nusiresetinau šitą krovinį, tai dabar va, atrodo, kiek krovinio yra 23 tonas. Viskas super rodo. Ačiū kolegai komentaruose, kur parašė Šrekas kažkoks tai. Va. Nereikėjo manualą skaityti, kaip čia viską pasidaryti. Važiuojam į keltą. Šiaip neįtikėtinai tiksliai rodo svorį. 23 tonas rodo dabar. Tiek ir pagal dokumentus yra užrašyta. Tai čia stebėtinai tiksliai, be paklaidos praktiškai. Gal ten koks 500 kg yra paklaida, bet viskas labai tiksliai, neapgausi. Nu ką, atvariau prie kelto Karlshamne, ten matom balėją stovi, su kuria plauksiu. Kas čia bus, liktais Luna arba Aura, nežinau kas čia bus. Tikriausiai ne Reginutė. Būn Regina dar kartais. Optimas liktais nebėra. Va. Viskas liuks, pasikrovau greitai, operatyviai ir spėjau keltą. Pilnas keltas šiandien? Nepilnas? Sunku pripildyti. Bet nemažai. 120 km. Nemažai.
Nu ką, atėjau kajutę. Tikėtina, kad gal būsiu viens, nes čia kažkaip lovas lankstyta, bet nebūtinai. Viskas čia faina ir gražu. Poniškai visko. King in the castle, king in the castle. Ką, einu nusiresetinti biškiu, pavalgyti ir mėgoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojus.